subtilus, tai yra procesas. Jas pradės nemėgti. Toks niuansas kaip ir yra. Yra, bet po tos taip labai sudėtingi, labai subtilus psichologiniai niuansai. Ir zoopsichologiniai niuansai. Nes kiekvienas žmogus, kuris bendrauja su tavimi, jis nori tau įtikti ir jis tai supranta, kad ir tu turi jam norėti įtikti. Jeigu tu jam nesistengi įtikti, kaip tu sakai, nemėgsta tavęs, dėl ko jis, kaip čia dabar suprantu, tu jam nesistengi įtikti. Reiškia, jeigu tu jam nesistengi įtikti, reiškia, tu jo nevertini. Supranti? Va taip reikia pasąmoniniai kodai. Jisgi sąmoningai to neįgarsinus. Aha, jis mane nori patikti reiškia, aš jam nesu svarbus. Jis taip savo neįvardina verbaliai. Pasąmoniniai kodai instinktai taip ir sako. Nesgi matom realiam gyvenime. Tam, kam tu pataikauji. Kam tu pataikauji? O kas tau svarbus? Reiškia, jis tau nesvarbu. Įsivaizduoju, kaip jo reaguoja protas. Jeigu tu su bendrauji. Plius, įsivaizduoju. Žmogus kiekvienas žino, jaučia savo statusą. Iš kur jis jaučia, žino savo statusą? Iš to, kaip kiti bendrauja su juo. Supranti? Ir все, jis nusistato. O tu ateini ir elgiesi ne pagal šitą modelį. Jam rodos, jeigu tu elgiesi ne pagal statusą. Bet žiūrėk, kam yra niuansai, paskui daug yra niuansų subtilių. Jo instinktai jį pradeda klaidinti. Jeigu tu jam nesistengi įtikti, jam instinktai pradeda sakyti, o gal jis yra aukštesnio statuso. Iš vienos pusės jam gali būti įtarimas, kad tu negerbi jo. A jeigu jis tave ir žino, kad tu neturi to ir tiek, kiek jis pavyzdžiui. Tai kaip tu darysi, tu su juo kalbėti kaip su lygiu. Ką reiškia, matai, sako, nesistengi, tai reiškia, kalbėti kaip su lygiu. A gal tu net kaip su lygiu kalbėti? Galiukai. Nariste, my friend. Thank you. Par tupčiatų savo matį. Sėdi. Jis sakė, kad žuvis bus pailga, čia plokščia. Problema? You ready fish? Big. All the fish. This is big. Приятного аппетита, Калио Арекси. Так. Спасибо. Tai dėl ko skau daug niuansų. Ir tada, jeigu tavęs nežino tas žmogus, nepažįsta tavęs tas žmogus, ir tu nesistengi jam įtikti, tada jam instinktai šnipžda, kad tas žmogus kaip minimum lygus su tavimi pagal statusą. Bet jis tada nuoširdiniai ir žiūri. O kokį tu maistą valgai, kiek mokėjai? O kiek kainuoja tavo rūbelis? Laikrodis, batai. Gali jam net ištrūkti, tada ištrūkti toks savaiminis klausimas. O ką tu darai, ko tu siemi, ką tu vertiesi? Nes jam suirutė galvoja. Supranti? Kodėl tu su juo kalbi kaip su lygiu? Kaip minimum. Kaip minimum čia gal. Bet dėl daug niuansų. Bet yra dar vieni subtilus, labai gilus niuansai. Bet čia jie suveikia jau vėliau, o intensyvesnį, vėlesnį bendravimą. Nefilmuok, pamatys, kad čia bent prisigėrė pliukam. Sakyk, tos kalbos, Ištrinsi, ne? Ištrink, žiūrėk, kad nepamatytum. Graikiškas vynas, pusiau saldu. Tai va, pažiūrėk, matai, kokie yra kiti niuansai, apie kuriuos gal kažkas yra kalbės pasaulyje, bet labai bijoju. Tai yra, sekantys niuansai prasideda vėliau dar intensyvesnį bendravimą. Kai tu jam nesistengi įtikti, supranti, kas vyksta toliau, dar toliau, kai dar ilgiau, jeigu bendrausi. Bet čia su bendrautinkai, su priešinga lytim ir su kolega, ir su nepažįstamais. Jeigu tu jam nesistengi įtikti, bet čia viskas veikia vėl pasąmonėje. Tai reiškia, kad tu jo nevertini išvis. Nei gerai, nei blogai. Matai? Matai, kaip asociacija eina žmogus protų. Tu jo nevertini išvis, tai gal, kad tu jį nuvertini. Įsivaizduojam, kiek žmonės iškreiptai viską suvokia. Instinktų lygiai viskas teisinga. O mes sakom, jo su kompiuteris pasirinko, kad tu jo nevertini išvis. Niekaip nevertini. Nei tu jo kažkaip svaigsti žaviesi, keli statusai.
nei toj žemėje. Supranti? Tada žinai, koks ypatingas subtilumas įvyksta. Reiškia, jis gali ir klysti, reiškia, gali kalbėti, ką nori, supranti, vis tik tu niekad nėra. Supranti? Tai yra tai, ką šiai dienai nuvalkiotai vadina tolerancija. Tiesiog, kaip čia pasakyti, žinai, rusiškai vadina končimi, išbaigtai tolerantiškai. Nes tau visiškai nesvarbu, koks jis yra. Tu jį priimi, tai yra priimi tokį, koks jis yra su viskur bet kuo. Ir tada šitie žmonės atsipalaiduoja visiškai ir tu tampi jam geriausių draugų. Įsivaizduoji? Nes jie pajaučia, kad tu besąlygiškai. Tu jų niekada nepasmerksi, supranti? Tu jų niekada kvailai durnai nesižavėsi, neliaupsinsi, bet tu jų niekada ir nepasmerksi. Taip? Vat, pavyzdžiui, problema, sąlyginė problema, man ne problema, tipo problema, sąlyginė jau kad, va, pavyzdžiui, taip kaip aš elgiuosi, bendrauju ir daugelis žmonių, aš esu trupučiuką vėl tipo atstumėtis. Žinai, kaip ateina daugelis žmonių, ypač moterų į konsultacijas, pirmą kartą ateina ir sako, žinai, aš kažkaip prisiruošiu, bet jau, žinai, sako, tu man atrodo toks griežtas, kaip sako, toks piktas. Bet jie mažai žiūrėjo, kad čia tik stilius toks, čia imidžas toks gauna. Net ne imidžas. Aš esu paprasta kalbis, teisė kalbis. Ir kai tu sakai, ką galvoji, jie galvoja, kartais sakai skaudžią tiesą. Jie nesuvokia, kad kai tu sakai skaudžią tiesą, neatsadžialižuvauji. Tai nei smerki, nei pataikauji. Jie, pavyzdžiui, prideda kokie, kažkoks žmogus, tikrai jis nėra gražus. Fiziologiškai, kaip nori, sakykime, įdeda fotkę kokį tą Facebooką. Ir visi, oi, koks tu nuostabus, koks tu gražus. Tiesiog, pats supranti, nori įtikti, meluoja, paliausia. Tu taip nesielgi. Įsivaizduok vėl ir vėl, bet esmė, tiesiog, kaip dirba pasąmoniniais kompas. Ne vienas iš dalykų, ką mes čia kalbėjome, tos subtiliuosius niuansus, nevyksta žmogaus sąmonė, protė, savimoningai. Viskas veikia instinktų lygiai automatiškai. As your f***ing six deployments, 2.5 years to Afghanistan, Iraq. I can go to f***ing wall while you sucker and bang the f*** off. Yeah. I'm doing something good. You okay? Said he is. You heard it all? No, brother. What help? Joel? Hey, My house is where he got pulled out.